individas ištirpsta distencijoje, panašiai kaip siekla gėlėje arba medyje. Bet jeigu tas yra individas toks, tik ne tas, kuris pučiasi, kad sprogtų ir pasirodytų, o tas, kuris yra darnoji su egzistencija, tas yra tikrasis individas. Ir jam nereikalingi jokie tikėjimai ir netgi protas reikalingas tik tylus. Tik tas, kuris nėra nebiurokratiškas, daro šurmulį ir triukšmą, bet kuris praleidžia energiją ir yra ekstazijai pats. Ir kuris praleidžia energiją aukštyn ir dvasią žemyn. Ir mes galime atsipalaiduoti ir tekėti. Meditatorius tai patiria. Mes galime padaryti mini eksperimentą, kuris parodytų, kaip tai vyksta, kaip tai yra juntama. Žinoma, kad žmogus, kai junta išorinį pavojų, jis įsitempia, pasiruošia gintis. Kokia prasme, aišku, kažkaip žiūrėti vidun, būti viduje, jeigu šalia vaikščioja liūtas ir ruošiasi galvą nukasti. Tada gamta mus aprūpino tokiu mechanizmu apsaugos, kad mes įsitempiam, pasiruošę kovot arba bėgti. Ir paprastai tokie kūnai žmonių ir yra įsitempę, pasiruošę arba kautis, arba bėgti. Ir nėra darnos. Raumenis arba kojų, arba rankų, arba ir kojų, ir rankų, ir skrandžių, ir visi raumenis į veidą yra įtempti, visi bereikalingai. Dėl to ryja energija, dėl to žmogus yra ar piktas ir išsekęs. Arba žmogus gali justi, kad aplinkui yra ramu. Taip vadinama žmoguje yra hipotalamuso hipofizio ašis. Ir ta sistema pradeda gaminti laimės hormonus, specifinius hormonus, kurie atpalaiduoja žmogaus ir kūną. Ir žmogus gali atsipalaiduoti, stoti vertikaliai ir netgi pajusti visiškai naują energiją. Tik tai tiek, kad mes galime atsistoti vertikaliai, iš išorės atsipalaiduoti. O ar ta sistema įsijungs, labai priklauso nuo to, ar mes iš tikrųjų atsipalaiduojam. Tas pats kaip sėklą, mes galim pasodinti, teisingai pasodinti, mes beveik tą esame išmokę. O ar sėkla sudygs, nemažiau kaip pusė priklauso nuo jos. Tai yra, gali būti labai geras sodininkas, bet jis turi dar sodinti tinkamoj vietoje tinkamą sėklą. Jinai pati gali atsistoti. Tu gali dabar pati atsistoti kiek. Bet žmonės nėra labai giliai darnus viduj. Bet šitą arbiškai galime neįsitemti irgi dirbtinai. Atsipalaiduoju. Pasileidžiu. Tu pradedi tikėti energiją. Jos pati energija, kai jinai atsipalaiduoja. Kad jeigu jinai galėtų pati atsipalaiduoti laisviau, tai tas praeina. Kai Buda prašvito, jo pusbrolis Ananda visą parą dar kratėsi, kol prašvito. Pratrūko energijos. Jisai galvojo, kad niekad neprašvis, jeigu jau prie Budos neprašvito. Bet kai mirė, para kratymosi, atsipalaidavimo ir prašvito. Panašiai dabar nuramint protą. Ties tą vietą pradeda tekėti energija. Ašis kažką išsijungia, pavojaus nėra, pradeda tekėti, jinai pradėtų gerai jaustis. Bet tą reikia nepamesti, nereikia, kad nepalysti po mintim. Mūsų mintis neapsėda, tai mes palendam po jo. Mes esam daug aukščiau, negali apsėsti tai, kas yra mažesnis, didesnis. Tai pradeda tekėti ir daug energijos yra ir gali tekėti, dar ilgai gali gyventi. Bet jeigu jinai pradėtų gyventi tik protu, tai tikriausiai greitai susirgtų, gal ir nenumirtų, bet gyvenimas būtų toks nykus, kaip daugumos daugelio žmonių, kurie gyvena protu. Teka daug mažiau energijos, daug mažiau džiaugsmo, daug mažiau savijodo. Ir pradeda rankos kilti. Kaip natūrali pasiekmė, pradeda virsmas vykti.
kaip sėklai. Pasodinai, pradžioje energiją į dirvą, po to iš dirvos atgal. Taip. Taip, dabar tu gali atsimerkti. Ir atsimerkus yra sudėtingiau išlaikyti tą vidinę atsipalaidavimą, vidinę darną. Dabar kaip tu jautiesi? Jautiesi ir kaip? Aš tai jaučiu, pas man yra blokai tokie, kur nekyla aukščiau, nu, iškart aš juos pajaučiu, kaip tu akcentuoji, kažkaip pradeda pro tuos laužtis, lyg energija. Ir pradeda juos tirpdyti. Taip. Tiesiog šviežia jaučias aukštyno to labai kažkaip trūksta. Kaip tai, tie žmonės reikalingi, kad kažkaip tai daugiau tekėtų? Prisideda, jeigu šiek tiek prisideda irgi. Dėmesys tai ir truputį, aišku, įtampa ten. Dėmesys padeda justi tau savo įtampas. Bet jis patyrė, kad žmonės dėkoja už dėmesį, ne už mintis. Jeigu jūs galvojate su mintim, tai jūs trukdo įtempti. Bet čia mes turime patys sutvarkyti nuo kitų minčių. Ir jeigu žmogus žiūri su mintim, tai įtempia. Jeigu aš žiūrėsiu jūsų mintim, mes įsitempsim į vieni kitus, darysim dar nelaimingesnius. Bet jeigu aš galiu atsipalaiduoti ir būti sąmoniai, bemintiai, tuomet jūsų mintis manęs neveikia. Jeigu jūs skiriat dėmesį, dėmesys yra dvasinė energija. Dėmesį turi tik tai gyvos būtybės. Ir instrumentai jokie neturi dėmesio. Jie gali turėti energiją, bet ne dėmesį. Dėmesys yra labai subtiliai. Taip kad ačiū už dėmesį, bet nesakysim ačiū už jūsų mintis, kuriam jūs žiūrite. Taip kad mintis jai trukdo, dėmesys padeda. Dėmesys padeda pamatyti net ir savo įtampas. Taip. Tu junti, kad yra atsipalaidavus, kažkas įsijungia viduje. Kažkas tai prisideda iš kažkur tai. Ir tai aš čia reikalingas tai tiek, kad turbūt padėti iš didesnės darnos jai surasti tai. Ar jos aš išsijungs, kaip yra žmonės, kuriems, sakysim, gali išstatyti neišsijungia, jie vis dar negali atsipalaiduoti. Tai yra trumpas, sakysim, kelių minučių laikas. Bet daugumai žmonių, tai ypač jeigu jie yra meditavę, ypač jeigu jie kažkaip yra buvę mūsų aplinkoje, jie nebijo, tada ašis pavojus greitai dingsta ir žmogus atsipalaiduoja ir pradeda maudytis savo energiją. Čia yra pavyzdys, kaip gimsta proto, kūno, proto ir sielos darna. Tai sunku, ar tai verta, ar tai per sunku, ar geriau, žodžiu, tokiais sudėtingais dalykais neužsiiminėti. Nes čia yra tam tikrai evoliucija. Kūno, proto, sielos evoliucija. Taip. Tau tinka, kad atsirastų darna. Taip, ačiū. Taip, čia yra kaip pavyzdys, toks labai elementarus, labai praktiškas. Ir tai jisai, rodo, jūs galite patys atsistoti ir pasižiūrėti. Dauguma žmonių per daug raumenų yra įtempta. Aš jau nekalbu, kad čia visur daug raumenų bus įtempta. Jeigu žmogus, tarkim, ten pajudės, tai matosi, kad visur įtampos. Ir tos įtampos yra todėl, kad mes iš sielos per protą manipuliuojam kūnu ir dirbam sunkų darbą. Manipuliuojam kitais pasauliu ir vaidinam, pozuojam, išsenkam, neteka. Ir jeigu tai nebus darnoji sovistencija su mūsų ląstelėm, su atomais, ir tuo labiau, jeigu nebus darnoji su vitaliniu kūnu, su astaliniu ir mentaliniu, tai jokios darnos nebus, jokios laimės nebus, jokio džiaugsmo nebus. Tuomet bus vargas ir gausybė ligų. Reikia būtinai patyrimo, būtinai pajautimo, būtinai tokio praktikos, kad tai nesitrūktų. Bet proto evoliucija vyksta ta prasme, kad jis tampa sudėtingesnis, harmoningesnis ir tylesnis. Ir sąmonės evoliucija, aišku, vyksta per širdį, bet balansą mes galime rasti tik sąmonėje. Tik sąmonėje galime pamatyti, kad, pavyzdžiui, mintis man ir mintis tau arba kitam būtų vienoda. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi mintį, kad jis daro savo, jis niekuomet gerai nesijaus. Jeigu žmogus daro kitam, jis irgi niekada gerai nesijaus. Jis turi iš karto daryti vienodai gerai abiem pusėm. Bet jeigu jisai darė kurį laiką
išoriai daugiau, tada jisai jūs, kad turi daryti laikinai vidui daugiau. Jeigu jis dar daugiau savo, jis to nenurims, kol neras balanso ir kita. Jeigu esi su žmonėmi, pradedi justi, kad turi būti dalymasis visom kryptim, ne tik fiziškai, bet ir džiaugsmu, meilę, sąmoningumu, visom kryptim. Ir tą mes galim tik tai iš sąmonės patirti.